Aleliuja. 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 Amen. Amen. Viešpats turi žodį savo bažnyčiai, savo vaikams, savo išrinktiesiems. Aleliuja. Dievas turi žodį tau. Jis nori šiandien tau kalbėti. Aleliuja. Jeigu viešpats nori kalbėti, mūsų atsiveria ausys išgirsti jo žodį. Atsiverskime 2 Karaliaus knygą, 6 skyrių. Čia yra nuostabi istorija apie Dievo vyrą, pranašą Eliziejų. Ir aš tik truputėlį perbėgsiu per tą istoriją. Kad šitas Dievo vyras Eliziejus labai gerai girdėjo Dievo balsą. Labai gerą kontaktą turėjo su Dievu, labai aiškę, gražią draugystę turėjo su viešpačiu. Ir viešpats jam perspėdavo, kas vyksta ir kas gali vykti. Ir Sirijos karalius labai nerimavo, kas čia toksai, kuris žino paslaptis. Ir tas, kuris žino paslaptis, reikia su juo atsikratyti. Jis padaro grandiozinį planą, kad reikia atsikratyti tuo, kuris girdi Dievo balsą. Nes tie, kurie girdi Dievo balsą ir žino Dievo valią, yra pavojingi priešai. Haleliuja. Priešas nemėgsta tų, kurie gerai girdi Dievo balsą ir žino Dievo valią. Ir priešas nori atsikratyti šito pranašo, įbauginti jį. Reiškia, karalius pasiunčia raitelių, kovos vežimų ir didelę kariuomenę, kurie nakčia apsupo miestą. Visą naktį priešas treniruojasi kaip? Pagalvokit, čia yra tik vienas pranašas. Atkreipkite dėmesį, čia yra tik vienas pranašas su savo tarnu. Ir kažkodėl karalius mato tą pranašą, kad jis yra labai pavojingas, labai didelis ir pavojingas. Todėl jis atsiunčia raitelių, kovos vežimų ir didelę kariuomenę. Leiskit man paklausti, kam tokia didelė kariuomenė suimti vieną pranašą? Kam reikalinga naktį tokią strategiją galingą didelę daryti, suimti tik vieną pranašą? Tik vienas pranašas. Ir tokia galinga kariuomenė turi ateiti prieš tą pranašą. Haleliuja. Dabar Dievo tarnas, pamatęs natūraliom akimis, kas vyksta, pamatė kariuomenę su raiteliais, kovos vežimais, kurie buvo apsupę miestą. Visas miestas buvo apsuptas vežimais, kariuomenė. Tarnas iš karto išsigando, jam pasidarė baugu. Ir jisai dabar sako, šeimininkė, vargas mano šeimininkė, ką mes darysime. Ir dabar mes pasižiūrim į pranašą. Kaip stovi pranašas Eliziejus? Kodėl prieš jį reikėjo tokios didelės kariuomenės? Sako, nebijok. Bet juk natūraliom akim žiūrint, atrodo, kad kaip galiu aš nebijoti, jų kariuomenė apsupus visą miestą, kaip aš galiu nebijoti, kaip man gali būti nebaugu. Juk aiškiai atsidarius duris matosi, kad yra karaliaus kariuomenė. Kaip aš galiu nebijoti, nes natūraliom akim aš matau aiškiai kariuomenę. Tačiau Eliziejus, kaip matome, nežiūri natūraliom akim. Karalius žiūri dvasiniam akim. Todėl Eliziejus pasako pranašas, nebijok, nes su mumis yra daugiau negu su jais. Nebijok. Tai kokiom akim pranašas Eliziejus mato? Jeigu natūraliom akim, priešų yra labai daug. Pavojus yra be galo didelis. Kariuomenė yra didelė, niekaip nepabėgsi, nes visas miestas apsuptas. Tai kokiom akim pranašas Eliziejus mato šitą istoriją, mato šitą situaciją, mato šitą įbauginančią situaciją, kokiom akim? Dvasiniam. Ir dabar Eliziejus pats mato dvasiniam akimis ir jis nori melstis už savo tarną, nes tarnas yra aklas. Ir meldžiasi, viešpatie atverk jo akis, kad matytų. Ir viešpats atvėrė tarno akis ir jis pamatė, štai kalnas buvo pilnas ugninių žirgų ir vežimų supančių Eliziejų.
Tarnas matė natūraliom akim, koks yra pavojus natūralių akių, ką jisai matė, kūniškai. Mato baisus pavojus. Jis nematė Dievo pagalbos. Jis nematė, nes jis nežiūrėjo dvasinėm akim. Todėl jis nematė, kad yra dvasinė Dievo pagalba, gamtinė pagalba. Šitie ugniniai žirgai ir vežimai supo Eliziejų. Ugniniai žirgai ir vežimai, visas kalnas pagalbos, dangiškos pagalbos apsupę buvo pranašą, tačiau jo tarnas nematė. Todėl jo tarnas panikavo, stresavo, įsitempęs buvo, bijojo. Ir brangieji, kas vyksta mūsų gyvenime, kai mūsų akys yra aptemdytos. Ir tai rodo, kaip mes žiūrime į situaciją, kuri ateina. Kai velnis jį baugina ir natūraliai atrodo, kad tikrai taip ir yra. Ir tau visi žmonės gali paliudyti, taip ir yra. Tau visi iš bažnyčios gali pasakyti, taip ir yra, kurie žiūri natūraliom akim. Jie mato, taip ir yra. Bet Viešpats mūsų nesukūrė žiūrėti natūraliom akim. Jisai mūsų kūrė, kad mes gyventumėm dvasia, nes Dievas yra dvasia. Ir Viešpats nori, kad mes matytumėm dvasioje, kas iš tikrųjų yra. Tai ar mes turim pagalbą ar ne? Ar mes turim antgamtinę pagalbą? Ar mes esam vieni, kovojam natūraliom kovom, matom natūralūs vežimai, karai vyksta ir kovojam iš visų jėgų, visą energiją, visą sudėję į kovą? Ar mūsų kova, kaip žodis sako, nėra kūniška sielinė, bet yra dvasinė? Ir dauguma papultumėm į bėdą, jei matytumėm visas miestas apsuptas kariuomenės, papultumėm į bėdą, melstis natūralia malda, iš to, ką mano akis mato, o ką mano akis mato, jos bijo, todėl jos iš baimės pradeda melstis. Iš baimės pradeda melstis, yra tai baisu, kad iš baimės bet Viešpats mums duoda užtikrintumą, kad jisai dengia mus, apsaugo mus, kad jis yra geras tėvas ir mums reikia melstis matant iš dvasios. Mums reikia žiūrėti, ką Dievo dvasia daro, ką Dievas kalba, o ne išsigąsti, kas yra natūraliom akim. Nes viską būna akimirkų, kai ką matai natūraliom akim, visiškai prieštarauja tam, ką Dievas kalbėjo. Visiškai prieštarauja. Todėl Eliziejaus tarnas mato, kad yra labai baisu, kad yra labai baugu, baisu, o Eliziejus tuo tarpu stovi tvirtas, įsitvirtinęs, nepajudinamas, stovi tvirtai. Kodėl du žmonės Dievo stovi visai skirtingai? Todėl, kad vienas stovi dvasioje, žinodamas, ką daro Dievas. Kitas stovi visiškai kūne, pagavęs stresą, nežinodamas ir nesuprasdamas, ką daro Dievas, bet labai gerai žino, ką daro priešas. Kiek iš jūsų labai gerai žinot, ką daro priešas, bet labai mažai žinot, ką Dievas daro? Mes pagaunam natūraliom akim ir taip įsijaučiam, ką priešas daro, taip įsijaučiam, kas vyksta žemėje, ką priešas daro, kad apankame, nes nebematome, kas vyksta dvasioje, ką Dievas daro. O Viešpats nori, kad mes matytumėm, kad mes nebūtumėm akli ir įvertintumėm situaciją dvasia. Haleliuja. Todėl Eliziejus pranašas nebijo. Nebijo, nes jisai mato kitomis akimis. Jis mato, kokia galinga pagalba yra Dievo. Jisai mato, kaip Dievas globoja, kaip saugo jį. Jisai mato, kad Dievas yra nuostabus, kad Dievas yra geras, kad Dievas yra su juo. Jisai mato, koks yra galingas Dievas ir kokia galinga Dievo armija ir jis nė truputėlio nesudreba. Taigi, brangieji, kiekvienoje situacijoje, kurioje mes atsidurime, pasimato, ar aš esu aklas ar ne. Ar aš esu aklas, ar aš matau. Ir kaip galima pamatyti, kada aš apanku, kada jūs apankat. Kai situacija pasidaro didesnė už Dievą. Kai velnio projektas yra didesnis už Dievo. Kai velnio darbas didesnis už Dievą. Kai problema didesnė už Dievą. Kaip iššūkiai didėja, o Dievas mažėja.
Ir kuo žmonės daugiau susikoncentruoja į iššūkius, į skausmus, į problemas, jiem auga tos problemos, ta kariuomenė priešo pasidaro tokia neįveikiama, tokia didelė. Kuo daugiau žiūri problemas, kuo daugiau žiūri skausmą, kuo daugiau žiūri ir įsijauti, ta kariuomenė pasidaro tokia didelė, kad kur beitum ten priešas. Čia yra aklumas. Nes aklas žmogus žiūri natūraliom akim ir įsibauginęs, pilnas baimės ir malda eina iš to, ką natūraliom akim matau. Todėl dauguma kovoja tas kovas, kurių neįmanoma įveikti. Nes ta kova, aš tiesiog neteisingai matau, aš apakau. Man reikia, kad Dievas atvertų akis, kad aš matyčiau, ką veikia dangus, ką Dievas daro, ką Jis nori parodyti. Ir kai tu pamatai, kad Dievas galingesnis, Dievo projektas didesnis, Dievas yra nuostabus ir geras, tu ragauji. Žodis sako, ateik, paragau, koks Dievas geras. Kuo tu išdidini problemą, tuo Dievas mažėja. Tai reiškia, ta problema didėja. Kuo labiau įsijauti ją, tuo labiau baimė ateina, tuo problema didėja ir Dievas pasidaro mažas. Dievas nublanksta ir galiausiai krikščionys sako, neveikia. Meldžiausi, neveikia. Skaičiau raštą, neveikia. Ieškosiu kažko kito. Ir leis man paklausti, ką tu surasi. Nes nėra žemėje šito, nieko kito. Yra galingas Dievo žodis, padengtas šventosios dvasia. Galingas Dievo žodis, kuris įeina į tave, skalauja tave, apšviečia tavo dvasinės akis. Žodis Dievo apšviečia tavo dvasinės akis ir tu atsimerki ir sakai, mano Dievas geras, aš paragavau. Aš pavalgiau jo žodį, aš paragavau. Dievas yra geras ir tu stovi ant to, kas yra Dievas, o ne toks, koks priešas. Nes kaip jūs matote, priešas mato Dievo vyrą, galingą. Velnias mato, kokie jūs galingi esate. Kokie Dievo vaikai galingi, todėl velnias siunčia didžiausią kariuomenę prieš. Kaip čia įbauginti, kaip čia išgąsdinti su didžiausia kariuomenė. Velnias žino, kad Dievo vaikas yra labai stiprus. Kad Dievo vaikas, jeigu jisai gyvena su Dievu, jisai yra stiprus. Todėl pasiunčia didžiausius išbandymus, pasiunčia iššūkius. Bet mums svarbu stovėti, kur mano dvasinės akys mato. 2 Korintiečius 4:18 žodis mus mokina. Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima. Nes kas regima yra laikina, o kas neregima yra amžina. Mes nesusikoncentruojame, mes nežiūrime į tai, kas regima. Nežinai ką, jeigu žiūrėsi į tai, kas regima, paklysi. Nes tai, kas regima, yra laikina. Problema laikina. Suspaudimas laikinas. Laikinas sezonas. Laikinas. Kiek iš jūsų verkėt ir žiūrėk, praėjai ir net užmiršai. Kai aš ten buvau? Kuo greičiau tu suprasi, kad man nereikia užsibūtam laikinam sezone, kad mes gyvenam šitoj žemė ir Viešpats mus treniruoja praeiti per tą žemę sėkmingai. Ir man nereikia, nei tau nereikia užsibūti kažkokiam sezonės spaudimo, kur velnias toks didelis, kad tu nepraeisi. Yra melas, kur Dievo vaikai priema tą melą ir įsibauginę dreba. Tuo tarpu, kai atsiveria akys, tu į ką žiūri? Kas neregima, tas yra amžina. Kas neregima, tas yra amžina. Tu esi pašauktas gyventi amžinai gyvenimą. Ir tavo treniruotė prasideda dabar žemėje. Tave Viešpats treniruoja, kad tu gyventum amžinam gyvenime. Dabar jisai treniruoja tave, jisai moko tave, kaip gyventi antgamtiškai šitoj žemėje. Jis treniruoja tave nesusikoncentruoti į tai, kas regima, nežiūrėti į tai, kas regima, nes tai, kas regima, yra laikina. Reiškia, jeigu tu susikoncentruoji į savo skausmą problemą, čia yra laikina problema. Jeigu tu pradėtum žiūrėti, čia yra laikina problema. Čia yra laikina. Čia tas įžeidimas laikinas, čia tas skausmas laikinas, jis praeis. Jis negali man čia pasilikti. Jeigu tu pradėtum žiūrėti
į kas neregima, kas amžina, į Jėzų, kuris yra neregimas dabar paprasta akimi. Kur amžinas Dievas tave treniruoja, mokina, nesižiūrėk, nežiūrėk. Nes kai žiūrėsi į tai, kas regima, ką matysi, neįmanoma. Neįmanoma. Todėl dauguma žmonių gyvena natūralų gyvenimą, nes jiems dvasinis gyvenimas yra neįmanoma utopija. Bet Viešpats pašaukė mus gyventi ir žiūrėti į tai, kas neregima. Ir matyti, kad Dievo planas juda. Dievo planas juda. Dievas pradėjo, jisai daro, juda. Ir bet koks iššūkis yra tik laikina. Laikina. Ir viskas išeina į gerą. Ir viskas Viešpačio šloviai. Dievo šloviai. Kiekvieną suspaudimą tu praeisi, nes tai yra Dievo šloviai. Kiekvieną suklupimą tu praeisi ir pašlovinsi Dievą. Nes išmoksi žiūrėti. Nes nebūsi aklas. Viešpats nori nuimti aklumą, kad tu žiūrėtum dvasinėm akimis ir neišsigastum ir nebūtum baimės, paranojos apimtas, kai kažkas atsitinka. Kažkas paleidžia žodį ir tu paranoji. Kažkas pagazino ir tu paranoji. Mes turim šiandien atsistoti ir žiūrėti, kas neregima yra amžina. Čia yra laikina problema, čia yra laikinas konfliktas, čia yra laikinas įžeidimas, čia yra laikinas atmetimas, čia yra laikina. Kuo greičiau atleidi, tuo lengviau eini, pašlovindamas Dievą. Kuo greičiau atleidi, brolių kaltintojui. Kuo greičiau atleidi brolių kaltintojui, tuo eini ir džiaugiesi gyvenimu. Ir tavęs neafektuoja jokie iššūkiai. Nes tai buvo laikina problema, tai buvo laikinas skausmas, tai buvo laikinas suspaudimas. Laikina. Aleliuja. Nes priešas labai nori grumdyti, kad įsijaustų Dievo vaikai į tai, kas laikina. Priešas taip nori suspausti ir apgauti, kad žmogus tiek susikoncentruotų į laikinus dalykus ir atiduotų visą gyvenimą už laikinus dalykus. Į laikinas problemas. Į laikinus, už tai žmonės sukasi konfliktuose, apkalbose. Bet juk čia yra laikina. Kam tu švaistai savo laiką? Tu esi pašauktas amžinybė gyventi. Amžinam gyvenime tu esi pašauktas dvasinėmis akimis matyti, ką tėvas daro. Ką tėvas nori. Kur tėvas veda. Kaip šventoji dvasia veda šiandien bažnyčią. Tu esi pašauktas daug daugiau. Bet velnias žino, kad tu būsi pavojingas. Todėl jis nori duoti suspaudimą, kad žmogus tik kasytųsi. Čia suniežo. Daugiau viskas. Čia man, ir čia man. Velnias nori iškreipti laikinas dalykus, laikinus iššūkius, laikinas problemas, kaip padaryti didžiausią milžiną. Kad mes pamirštumėm, kas mums pažadą davė. Kad mes pamirštumėm, kas tas galingas Dievas. Kokio didumo tavo Dievas. Kokio didumo tavo Dievas tu pamatai kada, kai yra ateinas paspaudimas. Tu aiškiai pamatai, kokio didumo, kokios galybės tavo Dievas. Ar Dievas sumažėja, ar Dievas padidėja. Nes kiekvieną kartą, kai tu liūdi, kiekvieną kartą, kai tu laimi pergalės tavo Dievo apreiškimą, tavo liūdimas apreiškia, koks mano Dievas galingas. Koks mano Dievas galingas, jis aplankė mane, jis pervedė mane, jis išgydė mane, halleluja. Tu kiekvieną kartą pademonstruoji, koks tavo Dievas galingas. Ir kiekvieną kartą, kai nusivilsti ir susikoncentruoji, kokia ta baisi problema, reiškia Dievas mažėja. Ir tai didžiausias aklumas. Šitą istoriją sako, kad priešas apsupęs priešas laiko teritoriją. Ir Biblija mus perspėja, sako, velnias eina aplinkui kaip riaumojantis liūtas, norėdamas ką nors praryti. Reiškia, priešas jisai gali apsukti, apeiti ir bandyti įkasti, bet tai nereiškia, kad tu turi pasiduoti. Tai nereiškia, kad tu turi būti aklas ir nematyti, kad Dievo darbas daug didesnis. Kad tu gali priešintis velniui, kad tu gali pasipriešinti stresui. Tu gali prieštarauti ir praeiti. Tikėjimu gyvendamas praeiti.
Psalmių 34:19 žodis sako, daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jį išgelbsti viešpats. Daug bėdų. Nesako žodis, kad žinai ką, nebus tau jokių bėdų. Atgimsi ir tau nieko nebus. Viskas bus pašalinta. Žodis sako, kad daug išbandymų tu praeisi. Daug bėdų patirs. Kas teisusis? Pagalvok, teisusis gali bėdų patirti? Gali. Tik tai yra skirtumas, kaip teisusis praeina. Nes teisusis Dievo vaikas, jisai yra išgelbėtas viešpaties iš visų bėdų. Iš visų bėdų. Nesvarbu, kas teisų jį užgriūna. Nesvarbu, kas teisų jį kaltina. Nesvarbu, kas teisų jį ateina su rimbu kerta. Bet teisusis žino. Aleliuja. Iš visų bėdų mane viešpats išgelbsti. Iš visų. Ir žodis sako, kad viešpats sergsti visus jo kaulus, kad ne vienas iš jų nesulūžtų. Viešpats išperka savo tarnų sielą, nepražus ne vienas, kuris pasitikė Dievu. Kuris juo pasitikė. Matot, koks yra tavo tikėjimas. Mano Dievas galingas. Tu žinai, ką reiškia, kai tu stovi pasitikėdamas Dievu. Kai tu žinai, kad tavo Dievas galingas ir tu stovi. Nesvarbu, kokia bėda atėjo. Bet iš visų bėdų mane viešpats išgelbsti. Iš visų sunkumų viešpats išgelbsti. Per visas problemas mane viešpats praves. Mano siela bus apsaugota, mano emocijos bus apsaugotos, mano širdis bus apsaugota. Kokiu tu Dievu pasitikė, kai tau ateina lūžis, kai tau ateina bėdos, ką matai? Ar esi aklas? Dvasiškai ir matai natūraliom akim neįmanoma, nes brangiai yra pavojus, žiūrint natūraliom akim, yra didžiausias pavojus, nes žmonės pradeda melstis ne iš tos pusės. Pradeda melstis iš natūralios pozicijos, kaip man sunku, kaip man blogai, kaip neįmanoma. Tuo tarpu teisusis meldžiasi teisėjo maldomis. Iš visų bėdų aš praeinu. Iš visų bėdų mane išgelbsti viešpats. Aš praeinu per visas bėdas. Drąsiai šlovindamas Dievą. Einu ir praeinu. Ir nesuglupsiu niekada. Nepasitikiu Dievu. Haleliuja. Yra skirtinga malda. Skirtinga malda. Haleliuja. Reiškia, tu neįsigasti. Nors priešas apsuktų, nors priešas apgaubtų, tu neįsigasti, nes jisai bando, jisai slankio, jisai bando ar žodį atpalaiduoti, ar veiksmą padaryti, ar apšneką paleisti. Jis bando visai įkasti, jis bando. Bet tai nereiškia, kad tu priimi. Tai nereiškia, kad tu priimi. Psalmių 125:1 sako, tie, kurie pasitikė viešpačiu, yra kaip Siono kalnas. Kalnas. Kas yra kalnas? Ar tu jį gali nukasti? Ar tu jį gali pastumti? Ar tu kalną gali taip gerai padrebinti? Viešpats duoda žodį, tie, kurie pasitikė viešpačiu, yra kaip Siono kalnas, kuris stovi tvirtai per amžius. Kaip kalnai apsupė Jeruzalę, taip viešpats apsupė savo tautą dabar ir per amžius. Priešas apsupa, meluodamas, gąsdinamas, baugindamas, keršydamas, ko jis tik neprisigalvoja. Ir jisai nori pagauti natūralias akis, kad žmogus ir patikėtų. Tačiau žodis sako, tie, kurie pasitikė viešpačiu, jie stovi tvirtai ir sako, kaip kalnai apsupė Jeruzalę, taip viešpats apsupa savo tautą, dabar ir per amžius. Reiškia, viešpats jis apsupęs tave, jisai saugo tave, bet ką tavo akis rodo? Ką tu matai? Natūraliom akim, tu matai priešą, bet dvasinėm akimis, tu matai viešpats apsupęs savo tautą, dabar ir per amžius. Viešpats apsupęs mane, dabar ir per amžius. Viešpats apsupęs mane dabar ir per amžius. Aš stoviu kaip kalnas. Aš stoviu kaip kalnas ir nejudėsiu. Kokia problema neteitų, aš stoviu kaip kalnas. Nes pasitikiu Dievu. Įsitvirtinu į Dievą. Pasitikiu Dievu. Stoviu kaip kalnas nepajudinamas. Nes aplinkui mane mano viešpats. Jisai saugoja dabar ir per amžius. Jis apsupęs mane. Kai tave apsupa problema, ką tu matai?
Ar galingą Dievą, ar problemą. Kokiom akimis matai? Kokiom akimis matai? Aleliuja. Aleliuja. Viešpats nori šiandien jūs išmokyti. Kokiom, kad tu būtum budrus ir sakytum, palauk. O, mane apgavo, aš pamačiau natūraliom akim ir patikėjau. Taip nebus. Taip nebus. Reikia man pažiūrėti dvasinėm akimis, kaip man viešpats kalba, ką žodis kalba, kokie jo pažadai kalba, kas yra, kaip man atsistoti ant Dievo žodžių ir įsitvirtinti tvirtai ir deklaruoti Dievo žodį. Kada tas kalnas sustiprėja, kada tu tampi kai kalnas, kai patiki Dievo žodžiu, kai tiki Dievo žodžiu, kai deklaruoji Dievo žodį, kai skelbi Dievo žodį, kai ragauji tą žodį, valgai tą žodį, maitinėsi to žodžiu, mastai apie tą žodį. Kai šaukėsi pagalbos iš jo, lauki pagalbos iš jo ir matai ateina pagalba iš jo. Aleliuja. Ir ateina pagalba iš jo, nes tu lauki pagalbos iš jo. Nes aklas žmogus, jis nemato Dievo pagalbos. Todėl dauguma žmonių ir meldžiasi neteisingai. Nes aklumas iškreipia maldą, aklumas iškreipia tikėjimą, nes aklas žmogus verkia ir pas nežino ko. Ir mes turim nuostabią istoriją Jono 20 skyriuje apie Mariją. Marija stovi prie kapo ir verkia. Verkia, jai yra liūdna, jinai nusivylus, nes jinai prisimena, koks buvo nuostabus Jėzus, ką jinai išgyveno su Jėzumi ir dabar viskas, jis numirė. Numirė, jai yra liūdna. Jinai ateina, žiūri į kapo vidų, jinai ieško, kur tas numiręs Jėzus. Jinai liūdna, jinai verkia. Ir jinai pamato angelus. Ir angelai klausė tokį keistą klausimą. Moterie, ko verki? Moteris beviltiškoje situacijoje, skausme didžiausia, jinai prarado savo mylimiausią viešpatį, kuriuo jinai taip pasitikėjo, kuris taip gydė jo širdį, kur jinai taip džiaugiasi susitikus su Jėzumi ir dabar jinai prarado jį ir tu klausi, ko aš verkiu? A tu juokauji, ko aš verkiu? Ir angelai savo sėdi, savo ramus ir klausi, ko tu verki? Ir jinai dabar išdėjuoja, paėmė mano viešpatį, aš nežinau, kur jį padėjo. Bet Jėzus stovėjo šalia ir jinai jo nematė ir nepažino, nes jinai žiūrėjo su natūraliom akim. Ir jinai ieškojo su natūraliom akim Jėzaus, kuris tai yra, jo nėra. Kažkas jį paėmė, kažkas jį nunešė, kažkur jisai dingo, nežinau, kur jį padėjo, negaliu atrasti, nes jinai žiūrėjo su natūraliom akim, kad Jėzaus čia nėra, kai tuo tarpu Jėzus stovėjo šalia jos ir žiūrėjo tiesiai į ją. Kiek iš jūsų patirėt tas situacijas, kai verki, pas nežinai, ko verki? Verki ir verki ir verki. Ir tau dvasinis žmogus ateina, sako, ko tu verki? Aklas esi? Verkiu, nes aklas. Nes verkiu, nes aklas. Nes galvoju, žinau, dėl ko žmonės daug verkia. Nes jie galvoja, aš esu beviltiškoje situacijoje. Ir mes visi esam praverkę savo. Aš esu praverkus. Aš netaikau jum. Aš pasakau faktus. Mes visi, aš kai nežinojau, kaip teisingai melstis, aš nežinojau, kaip teisingai judėti tikėjimo, aš praverkiau daug. O dabar aš verkiu tik iš Dievo artumo. Aš verkiu, kai jo artumas apgaubė mane, man ašaros pradeda liestis nuo jo. Aš anksčiau verkdavau iš nevilties ir aš žinau, kad dauguma žmonių verkia iš nevilties. Tai kaip, Dieve, tai ką, Dieve, tai kaip, čia tiek daug problemų, čia kur tu, Jėzau, kur tu, Jėzau? Kur tu, Jėzau? Dauguma žmonių meldžiasi, verkdami. Kur tu, Jėzau? Ar tu mane girdi? Nežinau, kur Jėzus, nežinau. Jinai žvalgosi, nežinau, nematau, kur Jėzus. Nes natūralius akys mato tik skausme ir problemoje. Velnias taip mėgsta mus palikti skausme problemoje, kad akys aptemtų ir nesimatytų. Jėzus taip arti. Jis taip arti. Jis taip arti. Tu žinai, kad Jėzus arti tavęs yra.
Ir jis nenori, kad mes būtumėm akliai ir užsikirstumėm. Jinai nepažino Jėzaus. Jinai pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino. Nes jinai buvo taip susikoncentravusi į savo problemą, kad nors ir Jėzus stovi, jinai jo nemato. Ir mes kartais žinom, kad Jėzus yra, bet vis tiek savo norim išarti vagą, savo išverkti verkimą. Ir žinot, ką Jėzus sako? Jėzus dar įdomiau sako negu angelai: moterie, ko verki? Aš dėl tavęs verkiu! Tu man klausi dėl ko? Aš dėl tavęs! Moterie, ko verki? Kodėl tu verki? Ko tu ieškai? Moterie, ko verki, ko ieškai? Šiandien yra klausimas, kai tu verki, tu žinai, ko ieškai? Dauguma žmonių, kai verkia, jie nežino, ko jie ieško. Nes kai Jėzaus ieškai, tavo ašaros pasibaigė, tu jį atradęs, tavo malda keičiasi. Aklas žmogus, jis nežino, nei ko verkia, nes jis niekur neieško. Jisai tik tai verkia iš savo skausmo, iš savo depresijų, iš savo nusivylimų. Verkia, bet neieško Jėzaus, kuris gali atstatyti širdį, perkeisti gyvenimą ir duoti strategiją, kaip toliau eiti. Brangieji, tavo malda turi keistis. Jeigu tu verki ir sakai, nieko čia nebus ir toliau verki. Tai aš noriu tavęs paklausti, kaip Jėzus paklausė, ko tu verki, o ko tu ieškai? Ko tu ieškai? Ar ieškai Jėzus, kuris gali pakeisti tavo problemą? Ar verki ir nieko neieškai? Pasiduodi. Ir šitą istoriją liudija, kad jinai nemato Jėzus. Nors Jėzus čia pat kalba, kada jinai išvysta Jėzų, kai Jėzus pasako jai vardu Marija. Reiškia, kartais mūsų akys nemato, koks Dievas artimas mums, kai mes galim greitai pasiekti, kai mes galim greitai su juo į kontaktą sueiti, kaip mes galim greitai bendrauti su juo, kaip mes galim greitai. Tai reiškia intimus kontaktas, kada Jėzus sako Marija. Ir jai iš karto atsivėrė dvasinės akys. Jinai iškart, vau. Jinai toliau nebeverkia. Jinai toliau nebedėjuoja. Jai nėra dėl ko verkti. Jinai iš karto eina evangelizuoti brolių. Jinai bėga iš karto apreikšti broliam tiesą. Jai nebėra ko verkti, brangiai. Dažnai mes verkiam, todėl kad matom natūraliom akim ir mes pradedam kalbėti ir melsis kaip neįmanoma ir koks Dievas, kaip Dievas mažėja, kaip velnio darbas didėja, kaip problema didėja. Todėl šiandien aš klausiu, ko verki ir ko ieškai verkdamas? Ar tikrai verkdamas ieškai išeities ir atsakymo? Ar tikrai verkdamas ieškai Jėzau, man reikia atsakymo? Aš ieškau atsakymo, kaip tu matai šitą problemą. Kaip tu matai, duok man instrukcijas, pamokyk mane, kaip praeiti šitą iššūkį, kaip praeiti šitą problemą. Matot, brangieji, ko verki? Ir daugeliu iš jūsų, jūs nustosit verkti. Nes daugumo žmonių, aš nesakau, kad blogai verkti. Aš sakau, yra tos ašaros, kurias liejo Marija, nematydama Jėzaus. Yra tos ašaros, kur mes liejam, nematydami, kad Jėzus yra gyvas. Mes verkiam, o Jėzus štovis šalia. Tai ko tu nori? Ko tu ieškai? Jis nori, kad mes įvardintumėm. Jis nori, kad mes įvardintumėm. Jis nori, kad mes bendradarbiautumėm. Jis nori, kad mes intimumą turėtumėm. Nes jisai sako, Marija, o, čia tu? Ir matot, kai tu ieškai Jėzaus, už tai jisai sako, ko ieškai, kai tu ieškai Jėzaus, kur yra Jėzus šitoj problemoje? Kur yra Jėzus šitam iššūkį? Kur yra Dievo sūnus? Žinai, kas atsitinka? Vau, ta problema pasibaigia. Nes tik natūraliom akim tu nematai Jėzaus, todėl suaktyvini, kas viskas aplinkui tave vyksta. Bet tuo tarpu, kai tik pamatai Jėzų, kai tu ieškai Jėzaus, kur yra Jėzus šitoj problemoje? Kur yra Jėzus dabar pasaulyje? Kur yra Dievo sūnus? Ateina užtikrintumas, stresas pasitraukia, įtampa pasitraukia. Nes, brangieji, aklumas duoda labai didelį stresą. Kai žmogus yra aklas, jis nemato, kur yra Jėzus. Jis tampa streso pilnas.
Stresuoja dėl kiekvienos problemos, dėl kiekvieno iššūkio, stresuoja. Ir priema tarsi, čia mano kelias, čia mano dykuma, aš ją turiu praeiti, man reikia praeiti. O kur Jėzus yra dykumoje? Ar jis yra dykumoje? Ar jis leidžia tau vienam eiti? Aleliuja. Aleliuja. Jėzus visada yra su tavimi. Visada. Jeigu eitum per priešų teritoriją, jis su tavimi. Jeigu eitum per mirties šešėlio slėnį, jis yra su tavimi. Jis pažadėjo, aš esu su tavimi. Bet yra klausimas, ar aš jį matau. Ar mano natūralios akys mato, aš einu per mirties šešėlio slėnį. Koks man vargas, aš dabar turiu eiti per mirties šešėlio slėnį. Kai tuo tarpu dvasiniam akimis tu skelbė, nors ir eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tu esi su manim. Yra skirtumas? Nes natūraliom akim atrodo, aš einu per mirties šešėlio slėnį, man blogai ir daros dar blogiau, o ta dykuma niekada nepasibaigs. O jau per mirties šešėlio slėnį, ar yra smagu eiti? Bet kai dvasinės akys atsiveria, nors ir eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tu su manimi viešpatie. Tu mane paremi, tu mane pervedi, tu mane vedi. Matot, yra skirtinga ir malda skirtinga, kada tu matai natūraliom akim ir dvasinėm. Nes aklumas verčia dejuoti, riestis, kankintis, kur galėtų būti Dievo šlovė. Todėl bet koks iššūkis yra, tu turi žiūrėti, čia bus Dievo šlovė. Čia bus Dievo šlovė. Čia bus Dievo liudijimas. Čia bus Dievo šlovė. Ką Dievas daro? Ką Dievas daro? Haleliuja. Aklumas verčia mus verkti, o jau ką Dievas jau padarė. Marija verkia, nematydama, kad Dievas jau atliko, kad jis prisikėlęs iš numirusių, kad jis yra galingas, jinai verkia natūraliom akimis žiūrėdama, tarsi jinai prarado, kai tuo tarpu turėtų džiaugtis, kad jinai atrado. Aklumas kartais uždengia akis ir žmogus nebemato, ką gali atrasti Kristuje, koks gyvenimas atsiveria Kristuje. Ir mes turim save stebėti ir nuolatos prašyti, Dieve, atverk mano akis, nes jau matau, kad man temsta, kai žmogui temsta, ir malda temsta. Haleliuja. Marija liūdi dėl nieko. Prisikėlimas jau įvyko. Jinai verkia dėl tuščio kapo. Kai tuo tarpu Jėzus šalia stovi. Ir klausiu, ko tu verki? Aš šiandien klausiu, ko tu verki? Ko tu verki? Žiūri savo šeimą, verki. Kodėl tu verki? Žiūri lietuvių tautą, verki. Kada jie ateis pas tave, Jėzau? O ko tu verki? O tu matai, koks Dievas galingas? O tu matai, koks jisai nuostabus? Ar tu matai, kokią pergalę jisai neša? Ar tu žinai, kad tu toj pergalėje stovėdamas daug daugiau pasieksi, negu būdamas aklas, verki, pats nežinodamas dėl ko? Tas klausimas, ko tu ieškai? Ko tu ieškai? Nes verkimas dažniausiai yra depresinis, skausmo pilnas, todėl žmogus nieko neieško. O Jėzus nori paklausti, ko tu ieškai, koks tavo poreikis, ko tau reikia, kokios maldos tu meldiesi, kokia malda meldiesi, kur tau reikalingas prasiveržimas, kas yra tavo širdį, ko tu meldiesi. Jėzus nori to kontakto, kad mes bendrautumėm su juo, išsakytumėm savo širdį. Jis nori dalyvauti, nes jis atveria akis. Kai mes pradedam bendrauti su juo, kalbėti su juo, jis atveria mums akis, brangieji. Akis atsiveria lygiai taip pat kaip tarnas. Pranašo tarnas žiūri ir mato tik tai, kas yra blogai. Dauguma žmonių mato tik, kas yra blogai. Aleliuja. Mato viską, kas yra blogai. O Dievas nori atverti akis ir parodyti, o kas yra nuostabaus, nes Dievo planas nuostabus. Čia mums reikia dabar
įsitemti, čia paskutinės dienos, čia mums reikia žiūrėti, nes rapture gali būti bet kada, kad tik tai į tą rapture kaip nors visi ir mano šeima, o jeigu mano šeima nebus į tą rapture, tai kaip čia bus dabar tokia įtampa, toks stresas yra. O dabar aš nežinau, kaip čia tą tribulation reiks praeiti. O Dieve, nežinau, kaip čia tą tautą reik laimėti. Viskas iš savęs, viskas iš savo kūniškumo. Bet Dievo planas yra toks galingas. Toks galingas Dievo planas. Ir jis visai nepanikuoja ir visai nestresuoja Viešpats, nes jisai padarys iki galo viską. Ir jisai nori panaudoti tuos indus, kurie dvasiškai mato ir dvasiškai juda. Aleliuja. 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 Mes turim galingus pažadus, brangieji. Mes turim nuostabius pažadus duotus mums. Ir mums nereikia pamiršti. Romiečiams 8 skyrius žodis sako. Mes žinome. Ką mes žinome? Kaip mums blogai ar mums gerai? Ką mes žinome? Dievo vaikai, ką jūs žinote apie Jėzų? Ką jūs žinote? Kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Būtent jo tikslu pašauktiems. Tu nori pasakyti, kad iššūkiai išeina į gerą? Tu nori pasakyti kažkokie žodžiai prieš tave, skausmingi žodžiai išeina man į gerą? Išeina į gerą. Išeina į gerą. Nes žodis sako, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Viskas išeina į gerą. Būtent jo tikslu pašauktiems. Jeigu tu esi Kristaus pašauktas tarnauti, ir visai nesvarbu, ką tu gauni beeidamas tarnystėje, viskas tau išeina į gerą. Tavo charakteris formuojasi, tavo tikėjimas Dieve auga, tu įsišaknyji labiau ir tampi kalnas nepajudinamas. Kur nori vesk, nepajudinamas kalnas. Tu formuojamas esi, tu džiaugiesi, kadangi tu žinai, kad viskas tau išeis į gerą. Aleliuja. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. O kuriuos iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino. Išteisino. Tu išteisintas. Tu pašauk, o tu įsivaizduoji pašauktas. Įsivaizduoju, kad esu pašauktas. Ir tu įsivaizduoji, kad tu esi išteisintas. Taip, aš esu išteisintas. Ir pašauktas, ir išteisintas. Palauk. O kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino, o tai dar ir pašlovintas. Ir dar ir pašlovintas. Ir išrinktas, ir pateptas, ir išteisintas, ir pašlovintas. Vau. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Tai nori pasakyti, kad Dievas išsirinkęs, patepęs, išlėjęs patepimą, pašaukęs, išteisinęs. Nesvarbu, kas bus prieš. Dievas už mus. Dievas už mus. Kas gali būti prieš mus? Armija priešų apsupus. Ir tu sakai, kad Dievas už mus? Ką tu pranašė nusišneki? Tu sakai, kad Dievas už mus? Pasižiūrėk, visas miestas apsupta kariuomenė, tu nori man meluoti, kad Dievas už mus? Aš noriu to pasakyti, kad tu man meluoji, nes Dievas už mus. Nes yra tiesa, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Nieks negali būti prieš mus. Jeigu tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Visko nedovanotų kartu su juo. Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Kas gali tave kaltinti? Dievas išteisina. Mane visi kaltina. Dievas išteisina. Kur tu stovi, kai tave kaltina? Mane visi kaltina, aš visur kaltas, kur atsistočiau kaltas. Aš tikriausiai gal ir esu kaltas. Bet dvasinėm akim sakai, o Jėzau,
Kas kaltins Dievo išrinktuosius, juk Dievas išteisina. Dievas išteisina. Todėl nereikia eiti į konfliktus ir skandalus, nereikia net eit pasiteisinti. Kai aš girdžiu apie save ką nors, aš dažniausiai neinu pasiteisinti. Aš laukiu, kol Dievas pateisins. Aleliuja. Nes nesuspėsi bėgioti ir teisintis, kad tu nekaltas. Nesuspėsi bėgioti ir įrodinėti, kad tu esi nekaltas. Nesuspėsi, nes velnis vis tiek nori tave kaltu padaryti. Ir kaip tu rodytum, kaip tu liudijimus kalbėtum, vis tiek kažkur tu kaltas. Nes brolių kaltintojų tu visada būsi kaltas. Tu liūdi, ką nori, tu rodi, ką nori, tu pasako, ką nori. Brolių kaltintojų tu esi kaltas, buvai kaltas, esi kaltas ir būsi visada 100% kaltas. Todėl brolių kaltintojas nori visada kaltinti. Todėl eiti įrodinėti, kad tu nekaltas, yra tuščia. Nes vis tiek brolių kaltintas. Aš vis tiek matau, kad tu kaltas. Bet žodis sako, kas kaltins Dievo išrinktuosius? Dievas išteisina. Ir žinot, koks yra nuostabus matymas, kai Dievas išteisina? Vau. Kai tu neini teisintis, neini įrodinėti iš visų pusių, įrodinėti, patikėkit manim, kai tu pasitikė. Dievas išteisins. Ir tie, kurie vaikšto dvasioje, jie mato, kas teisus, kas melia. Jie mato ir atskiria. Bet natūraliom akim žmonės žiūrėdami visą laiką ieškos kaltintojo. Ir tas balsas kaltintojo, o kaip įdomu, o kaip įdomu. Bet mes turime matyti, kad Dievas išteisina. Ir Dievo teisumas yra nuostabus. Kas pasmerks? Smerkia tave? Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtarė mus. Smerkia tave kažką, žemina? Mane smerkia. Ir mane smerkia, kiek tų pasmerkėjų daug. Kiek tų pasmerkėjų tu matai? Daug? Namuose smerkia? Darbė smerkia? Kas tave smerkia? Tauta smerkia? O sako, Jėzus užtarė mus. Tave smerkia, o Jėzus užtarė mus, kad tu išstovėtum pasmerkimus ir neimtum į galvą. Kai tu stovi dvasioje, tu žinai, kad tau svarbiausia būti nekaltam prieš Dievą. Nes jeigu tu esi nekaltas prieš Dievą, jis tave išteisina, jis tave perveda ir jis tave užtarė, kad tu nepatektum į bėdą, kad tu praeitum visus išbandymus, praeitum. Haleliuja. O kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Įmanoma atskirti nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas, ar nelaimė, persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Įmanoma atskirti nuo Kristaus meilės, einant per išbandymus, per badą, per persekiojimus, nelaimės? Parašyta, dėl tavęs mes žudome ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui? Vau! Natūraliom akimis žiūrint, badas, tai kur Dievas? Laikomi avim skerdimui, tai kur Dievas? Natūraliom akim atrodo, kur Dievas? Tačiau dvasinėm akimis žiūrime, visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai. Per tą, kuris mus pamilo. Mes esame nugalėtojai. Tu žinai, kaip tu juokingai atrodai kūniškiam žmonėm. Tu eini per badą, tu eini per persekiojimą, tu eini per pasmerkimą ir tu jautiesi nugalėtojas? Taip. Man nieko netrūksta. Ir tau nieko netrūksta. Eini per išbandymus, tu nori pasakyti, tu ėjai per išbandymą ir tau nieko netrūksta. Nieko. Nieko. Ir tu nori pasakyti, kad tu esi nugalėtojas. Amen. Nes kūniškom akim. Vau, badas, nuogumas, pavojus, kalavijas. Tu tikrai kažką prisidirbai. O dvasinėmis akimis žiūri Dievo vaikas. Mes esame daugiau negu nugalėtojai. Per Jėzų, kuris mus pamilo. Mes esame daugiau negu nugalėtojai. Ir toliau žodis sako, ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzuje. Tai kur mes turim stovėti?
Oi, kokia ateitis, dabar tai yra tokia sunki, bet ateitis bus dar sunkesnė. Tai kaip mums išstovėti? Oi, mirtis ateina. Oi, kažkokie angelai kritę dabar ateina. Kunigaikštystės galybės, kokios galybės yra sudrebintos, ką mums daryti. Viskas sudrebinta. Aukštumos gelmės, viskas dreba, ką mums daryti. Niekas negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės. Taip mes atrodom naivus, ar ne? Bet naivus, žinai kam? Kūniškiam, sieliniam žmonėm. Bet tu įsivaizduok, ką Dievas tau kalba. Niekas negali tavęs pajudinti. Niekas tavęs negali pastumdyti. Niekas negali iš tavęs atimti meilės. Niekas tavęs negali susilpninti, nes meilė yra galinga. Nes meilės apreiškime tu stovi Kristuje, manęs niekas negalės atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzuje, mano viešpatie niekas negali manęs patraukti nuo meilės Kristuje Jėzuje. Kas bet atsitiktų, man išeina į gerą. Viskas išeina į gerą. Tau išeina į gerą? Viskas. Nes nieks negali, nes meilė būna išbandyta. Meilė būna išbandyta. Ir meilė įsitvirtina, ir meilė stiprėja, ir meilė auga. Aleliuja. Nes natūraliom akimis žmogus myli natūralią meilę, sielinę meilę, emocinę meilę, kūnišką meilę. O čia yra meilė dvasinė, agapės meilė. Įsitvirtinęs Dievo meilėje. Iš agapės meilės niekas negali ištraukti. Kai tu gauni apreiškimą, kas yra agapės meilė. Kas yra tikra meilė Kristuje Jėzuje. Nei jokie kūriniai negali atskirti, nei jokios galybės, nei kunigaikščiai, nei kriti angelai, nei problemos, nei iššūkiai. Niekas negali patraukti nuo Kristaus meilės, kurioje tu įsišaknyjęs. Įsišaknyjęs. Į Kristaus meilę jinai nėra matoma. Jinai yra tiesiog tavo viduje. Tu gyveni tą meilę. Tu gyveni to meilės apreiškime. Aklas žmogus negali suvokti, jis nori daugiau kūniškumo. Bet kai kūniškai mane apsikabina, tai aš žinau, kad myli. O jei sako, dvasioje stovi meilė už tave, tai aš nesuprantu, kokia čia meilė. Bet yra atvirkščiai, kai broliai dvasioje stovi už tautą ir nes myli tą tautą, jie moka kainą, meilės kainą. Yra lengva ateiti vieną kartą apsikabinti ir sakyti, ai, viso gero. Bet kainą moka tik tai tie, kurie gavo apreiškimą agapės. Tie moka su džiaugsmu kainą. Tie su džiaugsmu priima iššūkius, tie su džiaugsmu eina, nes jie žino, šitoj žemėje aš esu pašauktas treniruotis amžinam gyvenimui. Mane viešpats perveda, treniruoja amžinam gyvenimui. Neįsijauti per daug į šitą žemę, nes tu žinai, kad amžinasis gyvenimas laukia tavęs Kristuje Jėzuje. Tavo žvilgsnis keičiasi, tavo gyvenimas keičiasi. Tu įsitvirtinęs kaip kalnas, meilės apreiškime, akys atsiveria, todėl gali daryti tai, ko negalėdavai anksčiau. Gali daryti dėl jo, nes viskas nublanksta. Kur buvai susikoncentravęs natūraliom akim, dabar nublanksta. Pradedi matyti dvasiniam akim, Dievas yra galingesnis, Dievo projektas didesnis. Dievo prasmė yra didesnė, bažnyčios statymas yra svarbesnis, didesnis. Kristaus kūno sujungimas, vienybė Kristuje Jėzuje, meilė broliams seserim yra daug nuostabiau. Haleliuja. Priešas turi bauginantį balsą. Badantį balsą, bauginantį balsą, bet viešpats nori, kad tavo balsas kalbėtų. Kad tavo balsas kalbėtų. Kad tavo trimitas trimituotų Dievo šlovę, kad tu skelbtum, koks galingas Dievas. Ar tu supranti, kai tu pradedi matyti dvasinėm akimis, ką Dievas daro ir deklaruoja, tikėjimas auga ir kitų. Tu stovi tikėjimu ir kitų tikėjimas auga. Kai tu neįsijauti į tai, ką tavo natūralius akys mato, bet visada matai tikėjimu, ką Dievas daro. Ir žinot, kartais mes gaunam, mūsų bažnyčia yra labai palaiminta, mes apsčiai esam gavę pranašysčių iš nuostabių Dievo tarnų.
Ir kartais žiūri pranašystės ir atrodo neįmanoma jas įvykdyti, įveikti. Aš dabar sugrįžtu į pranašystės ir aš sakau, vau Dieve, aš gyvenu tam sezone. Yra tam tikros pranašystės, kur aš įėjau į jas. Ir aš gyvenu tam sezone, kur buvo pranašavimas žodis. Ir aš su baime viešpačiui žvelgiu, ką šventoji dvasia daro. Yra sezonas, kai tu meldiesi ir tu nieko nematai. Tu tiesiog stovi tikėdamas, tu stovi tikėjimu ir viską, ką natūralios akys tau rodo, sakai, Dievas pasakė kitaip, mes praeisim, mes išstovėsim. Tu stovi ant Dievo žodžio, ant Dievo pažadų, tu stovi. Bet ateina sezonas, kai tu, ir įėjai. Ir plauki. Ir įeini į tą kitą laikotarpį. Į kitą laikotarpį. Kuris jau yra išmelstas, apmelstas, tu taip, atsidarė duris, nojau, plauk. Tai man nereikia statyti valties, jinai yra pastatyta, tu jau dabar turi plaukti. Tavo balsas turi būti ryškus ir aiškus. Tu turi kalbėti, koks galingas Dievas ir pradėti matyti. Aklas žmogus turi silpną balsą, aklas žmogus melagingą balsą turi. Aklas žmogus pradeda įmeluoti savo ir kitiem. Nes aklas žmogus nemato praėjimo ir jisai sako, čia nieko nebus. Aklas žmogus nemato prabudimo, jis sako, nieko nebus. Aklas žmogus nemato, kad reikia bažnyčios Amerikai, lietuvių. Jisai sako, nieko nebus, nes jis yra aklas. Bet tas, kuris dvasioje mato, sako, vau, ką Dievas daro, koks Dievas galingas. Būk atsargus kalbėti, jei nematai. Būk atsargus kalbėti, ką velnias meluoja. Bet žiūrėk visą laiką, Dieve, ką tu darai, kur tu čia esi, kokie tavo planai, nes velnias gali panaudoti tavo balsą dėl to, kad esi aklas ir nematai ir gali kalbėti iš tos pozicijos, ko nieko nematai. Turi prašyti, Dieve, atverk man akis, negu čia nieko nėra. Parodyk man, kas vyksta. Parodyk. Ar čia priešų daugiau, ar angelų daugiau? Ko čia yra daugiau? Ir žmogui, kuris yra aklas, jam visada priešų daugiau. Žmogus, kuris mato dvasioje, jam angelų yra daugiau. Haleliuja. Haleliuja. Mes turim tokius pažadus, tokias galimybės. Ir aš kviečiu jūs žengti į gelmę Dievo. Įsitvirtinti į jo žodį, suvokti, koks jo žodis galingas, kiek daug tau duota, nustokim suktis tam pačiam rate kaip voverė. Tik aš ir mano maži poreikiai. Nustokim suktis tam natūraliam rate, kur amžinai kažkas man blogai. Išlipkim iš to rato ir matykim, Dieve, ką tu esi paruošęs. Kur tu vedi savo vaikus, ką tu paruošęs. Mes gyvenam paskutiniam dienom, yra nuostabiausias laikotarpis, į kurį Viešpats tave atvedė. Ne tam, kad tu verkšlėtum, verktum ir pats nežinai, dėl ko verki. Bet kad aiškiai, kryptingai gyventum ir būtum vedama šventosios dvasios ir atpažintum, ką Dievo dvasia daro. Šiandien pas mus angliškam tarnavimą aš pranašavau vienai moteriai. Atpalaidavau pranašystę. Ir jinai verkė, šventoji dvasia ją lietė be galo. Ir po tarnavimo jinai man liudijo. Sako, dabar man viskas apsišvietė, kodėl aš atėjau iš tą bažnyčią, kodėl Dievas mane pakvietė ateiti iš tą bažnyčią. Nes man Dievas pasakė, šitą bažnyčią turi ateiti. Čia yra tavo bažnyčia. Bet sako, tu neįsivaizduoji, kiek aš gaudavau iššūkių, kai aš tik pasakydavau į šitą bažnyčią. Velnias toj pat darydavo ištisus trukdymus, kad aš niekaip neteičiau iš tą bažnyčią. Ir sako, aš dabar supratau, man apsišvietė visas projektas, visas planas, kodėl man buvo trukdymai, kodėl aš išgirdau Dievo balsą eiti, bet kodėl velnias taip trukdė. Nes šiandien sako, ką aš išgirdau, aš supratau, nes aš atvėriau jai dovaną, atrakinau jos dovaną. Haleliuja. Haleliuja, Dievas galingas. Ir velnias nors norėjau ją sustabdyti, jinai vis tiek ėjo, vis tiek atėjo ir šiandien gavo pranašišką žodį, jai nušvito akys, jinai pamatė dėl ko jinai iš šito žemė gyvena, koks jos pašaukimas, kokia jos tarnystė laukia jos. Viešpats išliejo šiandien savo pažadą jai.
Ir jinai verkia ir kartu džiaugiasi ir verkia ir džiaugiasi iš Dievo artumo ir iš Dievo, kad Dievas galestingas ir geras. Aišku, kad velnias nori trukdyti. Jisai visokius posūkius rodys į kitą pusę, kad tik žmogus nenueitų ten, kur Dievas jį veda. Nes kai žmogus atsiranda toj vietoje, toj teritorijoje, kur Dievas veda, viskas plaukia savaime. Viskas plaukia savaime. Plaukia. Už tai velnias nenori, jis nori visai parodyti, kaip sunku, koks priešas didelis, kokia kariuomenė neįveikiama. Jis nori parodyti, kad žmogus sukluptų ir apsigautų. Bet Dievo vaikai praeis. Kodėl? Nes parašyta. Mes melsimės Izaijo 54:17. Ir mes einame į pabaigą. Izaijo 54:17, dauguma žino mintinai šitą rašto vietą, nes visiems jinai labai patinka. Ar ne? Niekada Dievas nepažadėjo, kad nebus jokių ginklų prieš mus, kad nebus jokių strategijų priešo prieš mus. Bet ką jis pažadėjo? Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Reiškia, priešas galanda ginklą prieš Dievo vaikus. Jis galanda savo ginklus. Jisai galvoja savo strategijas, jis galvoja, kaip apgauti Dievo vaikus, jis galvoja, kaip juos tempti atgal. Bet mes turim stovėti ant Dievo pažado. Joks, tai reiškia joks. Ką tau joks žodis reiškia? Nothing, zero, joks. Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Tai dabar į ką žiūri? Ar žiūri priešo kariuomenę, kokia jinai didelė, ar atsistoji ir sakai, joks prieš mane nukaltas ginklas neturės galios. Joks prieš mane, mano šeimą, mano bažnyčią nukaltas ginklas neturės galios. Kokiom akim žiūri? Nes natūraliom akim ginklai nukalti, priešas nukalė ginklus. Ir tokius didelius ginklus nukalė. Ar tu matei, kaip priešas nukalė ginklus? Jo, ir prieš tave nukalė, ir prieš mane nukalė. Tai kas, kad jis nukalė? Tegu jis kala, jeigu jis neturi ką veikti. Bet kodėl mes turim žiūrėti, ką jisai kala? Jisai kala savo strategiją. Mes turim žiūrėti su atvertom akim, kad man nieko netrūksta. Man netrūksta nieko. Nes pagalvok, joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Joks, tai reiškia joks. Kokią priešą sugalvotų strategiją, kokį melą sugalvotų, kaip jisai drapstytų su kokiais ginklais. Nėra jokios galios. Nėra galios. Nėra poveikio. Šovė, pum, pro šoną. Šovė, pum, pro šoną. Nukalė ginklą, pum, praėjo pro šoną. Nes joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Bažnai, kur problema? Kai mes žiūrim į ginklą ir jau įsivaizduojam, kad jau jisai ateina man į galvą. Ir dar paliečia mano vaikus ir mano visus paliečia ir aš čia praktiškai bijau judėti. Jeigu aš pradėsiu tarnauti, tai čia greitai tas ginklas išdaužys visus mus. Čia yra melas. Ir jis atpalaiduotas labai giliai. Kai tuo tarpu mes turim stovėti. Joks. Darysiu konferenciją. Joks prieš tave nukaltas ginklas neturi galios. Prieš konferenciją, po konferencijos metu. Joks ginklas neturi galios. Joks. Nie prieš mano vaikus, nie prieš mano bažnyčią, nie prieš tarnus, nieko neturės galios. Jokios galios neturi. Mes apsigaunam. Darau dabar kažką, dabar judu, tai dabar velnias ateis ant mano šeimos, dabar pradės jau jisai. Oh, really? Ant kokio žodžio nori atsistoti? Aš noriu atsistoti. Joks ginklas neturės galios. Joks ginklas neįeis į mano šeimą. Joks ginklas neįeis į tavo santuoką. Joks ginklas nenušaus tavo santokos. Esmė tame, kai žmogui ateina problemos, jis pasižiūri natūraliom akim ir pradeda pritaikyti, kad tas ginklas jau pataikė į mane, jau tas ginklas sužalojo mane, jau tas ginklas mane nukovė. Nes velnias yra melagis, jis melo tėvas. Bet mums reikia atsistoti ir stovėti kaip kalnai. Kaip Ziono kalnas, joks ginklas neturės galios. O kaip apie liežuvį, kuris ištisai kaltina ir meluoja, kuris ištisai baugina ir būtinai turi kažką užmesti. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinsis tau teisme, bus pasmerktas.
Vadinasi, tu turi būti teisus. Teisus prieš Dievą. Nes liežuvis ateina į teismą ir smerkia. Pažiūrėk į jį. Matei Jobą. Matei Jobą. Matei Jobą. Liežuvis, kuris ateina teisme ir neša melagingus parodymus. Liežuvis, kuris nuolatos meluoja prieš Dievo vaikus. Ką žodis sako? Kad jis bus pasmerktas. Liežuvis, melagingas liežuvis, kuris priešinasi, bus pasmerktas. Ir kam čia taikoma? Čia yra viešpaties tarnų paveldėjimas. Ir jų teisumas iš manęs. Ir tu nori pasakyti, kad tu nenori tarnauti Dievui? Čia yra tarnų paveldėjimas. Dauguma žmonių apsigavę, jie bijo tarnauti, nes sako, man bus iššūkiai. Man bus sunku, man bus iššūkiai. Oi, ginklai bus nukalti į mane ir mano šeimą, aš būsiu nukautas. Aš nežinau, ką tu skaitai. Bet aš skaitau, kad viešpaties tarnų paveldėjimas ir jų teisumas yra iš manęs, sako viešpats. Ir kadangi mes turim paveldėjimą, tarnauju Dievui, joks ginklas neturės galios, joks liežuvis nepasmerks. Taip, liežuvis kalbės. Ir tie, kurie natūraliom ausim klauso. Ką ten papletkino? Ką ten pasakė? Natūraliom ausim, natūraliom akim. O, bus prigautų, oi, bus prigautų. Bet dvasioje, kuris stovi, sako, viešpaties paveldėjimas. Aleliuja. Mes stovim viešpaties paveldėjime ir prieš mane joks ginklas negali turėti galios, nes aš stoviu ir tarnauju Dievui. Aš stoviu ir tarnauju Dievui. Ko šiandien tavo akis mato? Ką šiandien tavo akis mato? Ar matai dvasioje, koks tavo Dievas galingas? Koks tavo Dievas galingas? Ką tu šiandien dvasioje matai? Haleliuja, ar tu matai tą priešą, kuris pastoviai baugina, pastoviai apgaudinėja, apteršia, ar tu matai Dievą galingą, kuris stato galingą darbą, jo galingą bažnyčią, jo galingą nuotaką, ar tu matai, kokią jis reformą daro, kaip jis reformuoja savo vaikus, kurie sugrįžta į pirmą meilę? Haleliuja, kas gali atskirti tavęs nuo meilės? Kas gali tave atskirti, kai tu gauni pirmąją meilę, tu įsitvirtini pirmoji meilė, niekas tavęs neatsums, niekas tavęs neatsums, niekas tavęs neapgaus, niekas tavęs nesuvilios, nes tau nieko netrūksta, kai tu įsitvirtini Dieve, tau nieko netrūksta. Haleliuja, šitą bažnyčią, tai jau išmok šitą sakinį. Tau nieko netrūksta, tau nieko netrūksta, tau nieko netrūksta. Šiandien gauni apriškimą, kad tau nieko netrūksta ir tau nieko netrūks. Haleliuja, šiandien gauni apriškimą. Mes jau kiekvieną savaitę darbuojame šitoj bažnyčiai, nes tau nieko netrūksta. Žinai dėl ko, nes tu turi Dievą galingą. Tu turi tokį galingą Dievą. Tu nori pasakyti, kad priešas galanda ginklus? Nepataikys. Nepataikys. Nesužlugdys. Nesuspazmos, neįkirs, nes kiekvienas ginklas, prašokau, jo, aleliuja, o, pralipau, prašokau, aleliuja, koks tavo Dievas galingas, brangieji, aš meldžiu, kad jums atsivertų dvasinės akys. Kiekvienas, kuris matot, koks priešas baisus, kaip jisai gazdina, o, jis nublanko. Kai tavo dvasinės akys atsiveria, aš meldžiu, kai pranašas meldė. Dieve, aš prašau, atverk jiem dvasinės akis, kad jie matytų, koks nuostabus tavo darbas, koks nuostabus amžinasis darbas, kad neverta susikoncentruoti į tas mažas problemas, į tas pasaulio iššūkius. Aš meldžiu, Dieve, kad visų akys atsivertų ir jie matytų galingą Dievą ir šlovintų viešpatį, ir girtų savo viešpatį, ir džiaugtųsi. Džiaugtųsi, todėl džiaugsmas didėja kiekvieną kartą, nes tu matai priešo strėlė, praėjo. Priešo strėlė, praėjo. Haleliuja. Tu šlovini Dievą, tu šaukauji prieš jį, tu džiaugiesi, tu aiškiai matai. Buvo nukaltas ginklas, praėjo. Praėjo, neužkabino nie plauko, neužkabino nieko, kadangi joks ginklas nukaltas prieš tave neišstovės. Neišstovės. Haleliuja. Viešpačiu didžiuosis mano siela, nuolankiai išgirsta ir džiaugsis. Žodis sako, ieškojo 34 psalmė. Ieškojo viešpaties, jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių. Iš visų baimių. Tu esi išgelbėtas, išlaisvintas iš visų baimių. Jeigu šiandien tau yra baimė, jei šiandien tau yra įtampa, jei šiandien tu stresuoji, atsistok šitam žodį, įsitvirtink į šitą žodį ir skelb. Kai ieškai viešpaties,
Meldiesi jam, jis išklauso tavo maldas ir išgelbsti tave iš visų tavo baimių. Todėl tos baimės, kurios natūralios baimės tave rakino, žiūrint į santuoką, tave erzino, baimė ėmė, nepraeisi, šiandien keičiasi tavo malda, keičiasi tavo žodis, nes tu išstovėsi, tu praeisi, nes viešpas tave išlaisvina, išgelbėja iš visų baimių. Aleliuja. Šis vargšas šaukėsi ir viešpas išgirdo ir išgelbėjo jį iš visų bėdų. Tie, kurie šiandien turit bėdų, aš skelbiu, tu esi išlaisvintas ir išvestas iš visų bėdų, nes tos bėdos yra tik laikinos. Jos laikinai užspaudžia, jos laikinai rodo, kad jos didelės, bet žinai, ką tu šiandien stovi ir sakai, mane viešpats išlaisvino iš visų bėdų. Mano galingas Dievas išlaisvino mane iš baimių ir iš visų bėdų. Todėl tas bėdos, kurias tu nešioji ir įsivaizdavai, kad jos labai didelės, dėk ant altoriaus. Dėk ant altoriaus ir paskelb, kad tavo Dievas didesnis už visas bėdas, už visas baimės. Tavo Dievas daug didesnis, tavo Dievas nepaprastai galingas. Tavo Dievas yra geras ir nuostabus Dievas ir tu jį aukštini. Aukštini, ne bėdas aukštini, ne verkšlini. Ar yra šiandien dar kas verkia ir nežino, ko verkia? Aš Dieve meldžiu, kad visų ašaros pasibaigtų ir mes jai verktumėm tai iš tavo artumo, bet ne iš nusivylimo, kad mano Jėzus kažkur tai yra. Dieve, aš dėkoju viešpate, aš dėkoju tau, aš dėkoju viešpate. Tavo žodis sako, kad viešpatės angelas stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo ir išgelbsti juos. Neužtenka, Dievas tiek daug pažada. Angelas viešpatės stovyklauja tavo stovykloje, ten, kur priešas kuria kažką padaryti tau. Viešpats atsiunčia savo angelą ir sako, tie, kurie bijo Dievo, angelas išgelbsti juos. Tie, kurie bijo Dievo, o ne velnio darbų ir ne velnio šnekų. Angelas stovyklauja, stovykloje reiškia viešpats yra ištikimas, jisai apsupia savo vaikus, apgaubia savo vaikus. Todėl pasilikite jo šešėlėje, pasilikite jo artume. Visas didžiausias troškimas, kad matytum Jėzų, kad suprastum, kad jis yra realus. Kad nestovėtum kaip Marija, o kur Jėzus, kada jis man padės? Kad nestovėtum verkšlendamas, tarsi Jėzaus nėra tavo gyvenime. Jis yra. Aš meldžiu, kad atsivertų visiems akyse, kad tu matytum, Jėzus yra gyvas prisikėlęs ir jisai šiandien gali mano gyvenimą pakeisti. Šiandien gali vykti reforma, šiandien gali būti pasikeitimas, nes mano viešpats yra galingas Dievas. Jis man pasakė, ragaukite ir matykite, kad geras yra viešpats. Ragauk šiandien, kad viešpats yra geras ir maloningas. Ir palaimintas žmogus, kuris juo pasitikė. Ne tai, ką natūralius akys rodo. Galbūt natūraliai tu eini per išbandymus. Galbūt natūraliai tu eini per konfliktus ar per kažkokias situacijas. Ragauk ir matyk, kad viešpats yra geras. Ir esi palaimintas pasitikėdamas Dievu, esi palaimintas matydamas, yra išeitis Jėzuje, yra išeitis Kristuje. Todėl tie, kurie verkia už savo šeimas, už savo santuokas, padėkite ant altoriaus. Visi tie, kurie verkia dėl savo vaikų ir nemato niekaip išeities, padėk ant altoriaus ir pasitikėk Dievu. Ir pamatyk, tavo maldos jau išklausytos. Tavo maldos yra jau išgirstos. Nustok verkti, nustok liūdėti ir nustok mažinti Jėzų, tarsi jis negalėtų pakeisti. Bet šiandien atvirkščiai mes šlovinam Dievą, matydami, Dievo ranka nesutrumpėjo. Dievo ranka nesutrumpėjo, Dievas išgirdo tavo maldą. Ir žinai ką, ateis laikas ir sezonas. Ir tu matysi pasikeitimus. Tu matysi, jeigu tu meldėsi, tu stovėjai, tu tikėjai, tu stovėjai, tu atiduok viešpačiui pasitikėdamas. Aš neverkšlensiu. Mano vaikai tarnaus tau, Dieve. Aš nebeverkšlensiu dėl jų. Jie tarnaus tau. Jie tarnaus tau. Jie tarnaus tau. Jie bus išlaisvinti. Jie bus išlaisvinti ir jie tarnaus tau. Jie pasišvęs tau. Ir mūsų tauta, mes neverkšlensim dėl savo tautos, bet stovim. Stovim už savo tautą, žinodami, jinai priklauso Kristui. Ir lietuviai, pasaulio lietuviai, jie atsigręš į viešpatį. Mes stovim drąsiai, neverkšlendami, ar įmanoma, neįmanoma, ar įmanoma, neįmanoma. Viskas yra įmanoma viešpačiui, nes čia yra jo darbas, čia yra jo vaikai, čia yra jo bažnyčia. Čia yra jo namai, jo bažnyčia ir jis yra visagalis. Jis yra visagalis, jis gali išlaisvinti tautą, jis gali pagimdyti tautą per vieną dieną.
Jam nėra neįmanomų dalykų. Dieve, aš dėkoju, kad tu mus panaudoji. Aš dėkoju, kad tu mus sustiprini ir panaudoji, Dieve. Šiandien, Dieve, aš meldžiu, kad kiekvieno akis atsivertų ir kiekvienas suprastų, aš nestokoju nieko. Man nieko netrūksta. Aš turiu galingą Dievą. Aš turiu galingą Dievą. Aš meldžiu, kad akis atsivertų pamatyti. Čia yra tik tai kūniška, sielinė, maža problema. Čia yra tik paprasta problema. Čia yra tik tai konfliktas neišsimiegojusių žmonių. Haleliuja. Čia yra konfliktas tarp tų, kurie neskaito Biblijos ir nežino, koks galingas Dievas. Ar čia man veltis į tą konfliktą? Čia yra tik tai pavydžių žmonių konfliktas. Laiminu ir einu toliau. Čia yra pavydo pilna burna šneka, aš laiminu einu toliau. Čia yra skausmo pilna burna išlieja savo skausmą. Brangieji, koks tu esi laisvas, kai tu matai dvasioje. Koks galingas tavo Dievas. Koks tu esi laisvas, išlaisvintojas. Išlaisvintas, tau nereik pergyventi, tau nereik stresuoti, tau nereik įsitempti, tau nereik nervuotis. Ir kažkaip įtikti Dievui. Koks nuostabus tavo Dievas, koks jis nuostabus, aš meldžiu, kad tavo akis atsivertų, matyt galybę Dievo, didumą Dievo, kad jisai pamilo tave, apsaugo tave, veda tave, tau svarbiausia išlikti teisiam, prieš jo veidą. Tai reiškia atgailauti, reiškia nusižeminti, reiškia bijoti jo, reiškia turėti amžiną kontaktą su juo. Dieve, aš esu tavo, aš esu tavo, aš nepriklausau savo, aš esu tavo, aš meldžiu už atvertas akis, už atvertą apreiškimą, aš meldžiu Viešpatie, palies savo dvasia, išgydyk Dieve tuos, kurie nusivylė, išgydyk Viešpatie santuoką, šeimas, kurie žiūri vienas į kitą kaip į priešą, išgydyk Viešpatie santuokas, kurie nebetiki, kad įmanoma atkurti santuoką. Dieve, aš meldžiu už santuokas tiesiog dabar Jėzaus Kristaus vardu. Aš meldžiu, kad širdys iš naujo pamiltų, kad atleistų, kad atgailautų vieni prieš kitus, atleistų ir pamatytų naują žmogų, naują vyrą, naują žmoną per Kristaus akis. Per Kristaus akis. Aš meldžiu, kad žmonės nenusiviltų, nesustotų kovoje, bet eitų pirmyn žinodami, mes praeisim, mes praeisim, mes praeisim. Šitie išbandymai tik Dievo šloviai. Tik Dievo šloviai mes praeisim. Ir aš meldžiu Dieve, kad liudijimai būtų, kad žmonės praėjo. Jūs nesustingsit kaip akmenai. Jūs nesustingsit ir jūsų širdys nesuakmenės. Bet jūs įsivalysit, jūs išgydysit, jūs įsigysit Viešpaties artume. Aš dėkoju Viešpatie už prijungtus žmonės. Aš dėkoju Viešpatie už pasaulio lietuvius. Už pasaulio lietuvius įsiblaškiusius per pasaulį. Tu juos renki, Dieve. Tu juos renki, tu juos žadini. Tu juos kvieti Viešpatie, nes derlius yra didelis. Didelis derlius laukia lietuvių. Didelis galingas derlius laukia. Pasaulio lietuviai bus atnešti Viešpačiui. Jie bus atnešti Viešpačiui su išgydytoms širdim, su atnaujintais žmonėmis. Sugrįš jie pas tave, Viešpatie. Sugrįš jie pas tave į pirmąją meilę. Nusižemindami, Dieve. Aš dėkoju Viešpatie už pasaulio lietuvius. Aš dėkoju Viešpatie, Dieve, už išgydytas santuokas, išgydytas šeimas. Tavo žvilgsnis keisis po šiandien dienos. Tavo žvilgsnis keisis. Tu nežiūrėsi į problemas kaip į didžiausią traumą. Tu nepriimsi, kad tai yra trauma. Ir tu net nepriimsi, kad mano širdis sudaužyta. Netgi tu būsi skaudintas ir įžeistas. Tu atleisi, palaiminsi ir eisi pirmyn. Tu nežiūrėsi, kad čia mano sustojimas, čia mano trauma, čia mano degradavimas, čia mano galimybė išmokti mylėti, kai manęs nekenčia, čia mano galimybė išmokti atsukti kitą veido pusę, čia mano galimybė sustiprėti ir tapti tas kalnas nepajudinamas, kalnas pilnas Dievo meilės, pilnas Dievo artumo, pilnas atleidimo. Aleliuja, Jėzau, palies savo vaikus, Viešpatie. Išvalyk iš jų akių neteisingą įsivaizdavimą apie tave, Viešpatie. Aleliuja, nes tu, Jėzau, kai tu tampi realus, mums lengva šlovinti, mums lengva dėkoti, mums lengva pakėlus rankas ieškoti tavęs, Dieve. Šlovingas Dievas, šlovingas karalius. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats išperka savo tarnų sielą. Nepražus ne vienas, kuris juo pasitikė. Psalmė 34:22. Viešpats žino, kur yra tavo siela. Jis išperka savo tarnų sielas. Nepražus ne vienas, kuris juo pasitikė. Paskelb savo, aš pasitikiu Dievu ir aš nepražūsiu. Aš pasitikiu mano galingu Dievu. Aš nepražūsiu. 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 Aleliuja. Nepražūsiu. Nepražūsiu. Nes pasitikiu galingu Dievu. Dieve, ačiū tau. Tu sustiprini savo bažnyčią, sutvirtini savo bažnyčią. Kad tavo bažnyčia būtų tvirta, Dieve, sutvirtinta. O, šventoji dvasia, šventoji dvasia. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. O, Jėzau, šlovinam tave. Aleliuja, Jėzau, padėkok jam. Padėkok, kad tave sustiprina. Padėkok, kad tavo akys atsivėrė. Padėkok, kad tau nebereikia žiūrėti tos baimės pilnom akim. Tu nebežiūrėsi baimės pilnom akim, bet tu žiūrėsi dvasiniam akim. Dvasiniam akim pažiūrėk į savo vyrą. Dvasiniam akim pažiūrėk į savo žmoną. Ką matai? Pažiūrėk dvasiniam akim į savo santuoką. Pažiūrėk dvasiniam akim į savo dukras, sūnus, anūkus. Pažiūrėk dvasiniam akim ir kalbėk, ką Dievo dvasia kalba. O Dievas neatėjo smerkti žmonių, bet atėjo gelbėti pražuvusių. Todėl tu nesmerk žmonių, bet eik gelbėti pražuvusių. Jei tu matysi natūraliom akim, tu norėsi smerkti. Bet kai pamatysi akimis per Kristų, tu eisi padėti pražuvusiems sugrįžti pas Jėzų. Aleliuja, aš meldžiu, kad tu matytum savo šeimos narius naujai per Jėzaus akis. Kad matytum savo tautą per Jėzaus akis. O koks Jėzaus planas? Ar jis gali išgelbėti lietuvius pasaulio? Koks Jėzaus planas? Ar jis pajėgus išgelbėti lietuvius? Ar jis pajėgus pagauti lietuvius, kurie salose pasikavoja? Pabėgę, išnykę, pasikavoja. Ar įmanoma Jėzui pagauti? Ar įmanoma jų širdis pagauti? Ar įmanoma, kad lietuvių tauta šlovintų Dievą? Ar įmanoma prabudimą atnešti į Lietuvą? Ar įmanoma, kad prabudimas vilnytų per lietuvių tautą? Ar įmanoma, kad karšti maldininkai pakiltų? Ar įmanoma, kad ugningi maldininkai pakiltų? Ar įmanoma? Kai žiūri per Jėzaus akis, viskas įmanoma. Viskas įmanoma tikinčiajam. Viskas išeina į gerą. Ir viskas tau išeis į gerą. Ir tavo problemos išeis į gerą. Ir tavo skausmas išeis į gerą. Ir tavo neviltis išeis į gerą. Ir Marija, tavo ašaros išėjo į gerą. Nes tu pamatei Jėzų. Amen. Laiminu, brangieji, visus.